Įvartį panaudotas nulis, Rokas Rubė. Danger and away. Ne, prašiausiai, man žinojom, kad esame tikrai stipresni ir sakau, dar kartą miniu, kad komanda tikrai yra dabar formai, nuotaika gera ir, sakykime, rungtynės nieko neleimančios, grinai prestižo reikalas užimti 5. vietą buvo, o ko labiausiai bijoti, kaip ir minėjau, po Žalgirio rungtynių, kad aikštės kokybė, bet, sakykime, jinai pasisekė su oru, pasisekė su... Nebuvo neįdėli, bet buvo galima žaisti ir įmušti 7 įvarčiai. Manau, kad uždarimas pavykęs. Šį sezoną gal sunku taip dviem žodžiais ir taip staigiai vertinti, čia giliau paanalizuoti reikia, bet, sakysim, man atėjus pradėjus dirbti, aišku, akivaizdi. Organizacinė problema buvo finansinė ir labai sunki ir galbūt tik tai paskutiniam dienom kažkokių prašviesėjimų šviesulių matosi, bet, sakysim, pagrindinį užduotį mes galbūt ir išpildėm tą vietą sunkiai, bet išpildėm su varžovais, kurie, sakysim, mūsų lygio mes gal sėkmingai sužaidėm. Pagrindinis uždavinys buvo, liko dauguma klaipėdiečiai, jiem, kai kuriem iš tikrųjų praktika labai nebloga ir jeigu jiem tai paliks, sakysim, tai antspaudą kažkokį tas sezonas jie tikrai turėjo gerų galimybių žaisti aukščiausiam lygiui. Praktiškai sezono pabaigoje rungtyniavo visa ta komanda, kuri praktiškai 90% žaidėjų sezoną pradėjo dubleriuose sudėtyse. Nė vienas nežaidė pagrindinės komandos, mes užbaigėm sezoną dublerio komandą visiškai. Mums dar tokia sudėtim ir dublerio pirmenybėse būtų ką veikti. Tai va, taip kad buvo ir gerų rungtynių ir buvo, sakau, tiesiog, kur mes, kaip šiandien mums sunku kažką komentuoti, kad mes netitikom tiesiog varžovo meistriškumą ir sudėjus tas problemas paskutinės, sakysim, galbūt savaičios, Varžytinės gavos toks rezultatas, bet visumoj tą uždavinį mes įgyvendom, išlaikėm bent jau komandą, išlaikėm tą vietą. Tai tiek.